Sveiki visi, šiandien padarysiu trumpą Sony Vegas, gal 9, 10, 11 pamokėlę, kaip uždėti ant video tekstą, pagreitinti, sulėtinti ir padaryti gražų įėjimą, išėjimą ant video. Nu taigi, turbūt galima pradėti. Visų pirma, jums reikia įsikelti kokį nors video. Štai čia turiu mano mėgstamą žmogus video. Nu va čia, kažkur. Jo. Dabar gali kilti klausimas, kaip įskelti savo muziką. Tai aš jums parodysiu tai po to. Ir jeigu norite padaryti tokį vieną dalyką, kaip atskirti vaizdo įrašą nuo muzikos, tai spaudžiate ant vaizdo įrašo, spaudžiate U raidę. Va matote, atsiskyrė. Tai šitą muziką galime ištrinti, paspaudę delete. Jo. Va matote šitą kvadratėlį, jį reikia tiesiog va taip nutempt ir gale taip nutempt ir va matote gražus įėjimas. Ir pabaigoj išėjimas čia toks. Taigi, pirmiausia iš jums parodysiu, kaip užsidėti tekstą. Taigi, nueiname ant jūsų norimos video dalies. Aš nueisiu ant čia. Taip, va čia. Jo, ir pasirinkam default tekstą, nu man jis pavyzdžiui geriausias ir va taip čia. Užmetam, kad būtų va, ne va taip, o va taip viršui. Užsimetam. Nu ir va. Užsimeti tekstas. Ir dabar galima parašyti kokį norim tekstą. Aš parašysiu pavyzdžiui slow. Čia jau pasirinkam šifrą raidžių, man toks gražus. Čia teksto dydis, čia visoks va toks pakrypęs biškį. Jo, čia dabar placement, tai reiškia vieta, nu buvimo vieta. Nežinau, iš tikrųjų. Nu, čia galim užstatyti tekstą va čia. Va, matot, pasistatė, čia galim bet kur, nu šitose ribose. O dabar spaudžiam properties ir spalvą galim pasirinkti. Čia jaučiu iškart pastebėti. Nu, žalia ir efektai. Čia efektą bus toks fonelis biški, tai pasirinksiu raudoną. Nu ir va, taip. Ir galima va taip. Ir va čia taip biški, taip raudona. Nu, biški gražiai. Taigi, dabar tekstą galima spausti ant vidurinio. Va, atsidaro ir va čia taip nueis, tekstas pasisuka. Nu ir va, čia taip galim pakelti. Čia taip iš šono. Nu ir va, matot, tekstas pasisuko. Ja, galim išjungti. Trumpinam. Čia vėl, taigi teksto irgi įėjimas, išėjimas, tai gautųsi va toks va. Žiūrėkite. Taip gražiai. Ir jis, matot, sukasi. Tai iš tikrųjų yra labai gražiai ir va gaus toks geras išėjimas. Jo, dabar jūs pamokinsiu, kaip pakarpyti, uždėti pagreitinimą ir sulėtinimą. Jo, dabar pasirinkam vieną dalį kokią, pavyzdžiui, čia. Nu, taip paspaudžiam video, spaudžiam S raidę ir va matome, mums nuskirpo. Dabar reikia atsikirpti vieną vietą, kur bus pabaiga turbūt sulėtinimo, tiksliau mums reikia vienos dalies tik. Ir va. Mes turim ir dabar kaip ją pagreitinti arba sulėtinti. Gerai, sulėtinti pirmą provincijų, tai va, spaudžiate Ctrl. Ir va turi būti toks vingiuotas brūkšnelis, tai
šitą ištiesim. Galime, kad pat gal ir va sulėtinimas. Iš tikro, čia gražiai visai gavos. Gerai, dabar padarysiu pagreitinimą. Tas pats tik tai sutraukiam iki pat. Nu, kiek jūs norite. Va, aš sutrauksiu iki pačio galo. Nu ir galim pažiūrėti, kas gavosi. Nu va. Čia žiauriai pagreitėjo iš tikro. Nu, vaizdo įrašas ten buvo pagreitėjęs. Dabar parodysiu tokį iš tikro vieną efektuką, kuris man patinka, tai TV simuliatorius. Nu, jį, man atrodo, būtų galima dėti ant pabaigos, nes gerai įfiltruoja jį. Nu, va čia. Nu, taigi mums reikia atskirpti. Va vėl. Sutraukiam. Ir va spaudžiam tavo simuliatorių. Ir čia galite pasirinkti tokį arba tokį. Aš pasirinksiu Batins. Ir va užmetam. Čia biškai taip. Nieko nematau iš tikro. Nu va. Ir jums gausis va toks efektukas. Čia biškai netyčia. Va. Toks visai gražus. Dabar galime įsimesti dainą. Jeigu dainą įsimesti, tai kokią nors gerą. Atsiprašau biškį. Lėvos. Keša dainos. Pavyzdžiui, šitą. Šūdas. Nu, daina įsimetė. Gerai. Sunkiai XP-Windows. Tai va. Va. Čia taip irgi galim padaryti tokį. Ir tokį. Nu ir mums daina įsimečia. Dabar dar kartą pakartosiu, nes čia filmuoju su hiperkamu, bandžiau su bandikamu, bet man šūdas gavos. Nu taigi dar kartą pakartosiu, įsideda muziką. Taigi kaip reikia įsaugoti, tai spaudžiate file, renderas. Nu ir čia jūsų pavadinimas, aišku. Nu čia pasirinkat AVI, pavyzdžiui, VMA. Ar kokį norit, šiaip yra geriausia vieta, tai pavyzdžiui bus vaizdo įrašas, čia template'as kažkur, ir spausite save, čia aš pavyzdžiui vietai esamo, toj, pakeičiam pavadinimą, nu ir matote įsaugos, čia šitą paspaudus, kai sueina 100% įsijungia ir vaizdo įrašas jums atsiranda ant desktopo, kurį galite kelti kurį galite kelti į YouTube. Nu taigi va, šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir sakau jums ate.